Ar tu lauki kalėdų? Gan laukiu. Ar tu lauki kalėdų? Taip. O kas bus per tas kalėdas? Man tai, didelis džiaugsmas. O kodėl didelis džiaugsmas? Šiaip, O kas bus per kalėdas? Kepalai. Kad neinam į darželį. Kalėdų senis. Kalėdų senelis ateis į namus. Ateis kalėdų senelis. O kas bus per tas kalėdas? Dovanos ir sniegas. Dovanų gausim iš kalėdų senio. Visi? Jo. Visi, net ir tie, kurie nelabai geri buvo? Nežinau, tie, kurie nelabai geri buvo. Senelis ateitis. Ateis senelis. Ir ką tada jisai ten darys, kai ateis? Duos man dovanų. O tai kas bus per tas kalėdas? Ką čia visi veiks ir darys? Tai yra šiaip linksmumo diena, yra gerumo diena. Tai per jas turėtų būti labai linksma. Ir įdomu, nes vaikams labai malonu gauti dovanų po kalėdų eglute. O iš kur tos dovanos atsiranda? Kaip sakoma, iš kalėdų senelio, nors mano mama sako, kad jis nelabai egzistuoja, bet... Kodėl visi taip laukia kalėdų? Todėl, kad tai šventė gal. Aha. O tai kas geriausiai vyksta per tą šventę? Kalėdų senelis atneša dovanų. O kalėdos yra geresnė šventė už gimtadienį? Geresnė. Yra dvi geresnės. O abės galima pažaisti, o kalėdos galima pažaisti su kažkokiu žaislu įdomu. Kuo skirias kūčios ir kalėdos? Kad kalėdos, kad dovana, o kad kūčios, kad reikia statyti eglę. Per kūčias Jėzus gimsta, o kalėdas jau ten dovanoja dovanas, ten kalėdų senis. O jeigu iš vis nebūtų kalėdų? Net nebūtų tada kalėdų senis. O tai čia kalėdos artėja? Taip. Taip. Bus buvo 2 kartus saldainiai padėti po eglutę. Rimtai? O tai kas juos ten padėjo? Kalėdų senelis. Arba nykštukai. O kalėdų eglutę jūs papuošėt namie? Dar netėjo kalėdos. O jūs puošėt eglutę? Taip. Jau turit papuošę? O kaip jūs papuošėt eglutę? Su tėveliais. O kas ant jos kabo? Bumbulai. Bumbulai. O girliandos? Taip. Su žaisliukais. O ten girliandom? Taip. Kabinam žaislus. Žaisliukus, ar ne? O ką dar galima kabinti ant eglutės? Auskarus. O kam reikia puošti kalėdų eglutę? Todėl, kad būtų linksma ir gera. Ir tada, kai papuoši, tampa gera. O kaip reikia puošti eglutę? Gražiai. Su kuo? Su burbuliukais. Manai, kam tą eglutę iš vis puošia žmonės? Tam, kad po ją dovanų padėtų ir kalėdų progą puošia. Gal dėl to, kad kalėdų seneliui būtų įdomiau padėti, kad jam būtų maloniau padėti dovanas. O kaip dar galima puošti kalėdų eglutę be žaisliukų ten visai? Šiaip galima pasidaryti iš popieriaus mažas žvaigždutes ir jas pakabinti. Nežinau. O kam reikia puošti eglutę? Kad senelis šaltis ateitų padėti po ją dovanų. O jeigu nebūtų eglutės? Tada nežinotume, kur padėjo dovanas. O kur dėtų? Ką? Kur tada dėtų dovaną? Į šaldytuvą gali, atspintose arba po popieriumi. Visur kitur slėpti? Taip. O kam reikia puošti kalėdų eglutę per kalėdas? Ar jūs papuošėt? Taip. Pas mums yra eglutė. O kokio dydžio? Didelė. Parodė kokio dydžio. Didelė. Tokia. O kaip jūs ją papuošėt? Šviečia taip ir dainuoja. Jinai šviečia ir dainuoja, bet nešoka? Ne. O kalėdų senelis atėjęs kur dės dovanas?
po eglutę? Taip. O kas bus per kalėdas? Eglutę puošim. O dar nepapuošėt? Ne. Tai puošit per kalėdas. Taip. O kaip jūs puošit tą eglutę? Gražiai. O su kuo? Su žaisliukais. Kokiais? Rutuliukais. O kam reikia puošti kalėdų eglutę? Ir kad kalėdų senis atvažiuotų. Tai kiekvienose namuose reikia turėti po eglutę? Nu, kai kurie turi, o kai kurie ne. O kodėl kiti neturi? Aš turiu, o gal kiti neturi. O kokio dydžio gali būti pati didžiausia kalėdų eglutė? Čia pati didžiausia. Taip. Gal dar didesnė? Va tokia. O kur paskui, kai pasibaigs šventės, kur eglutė tada keliaus? Į balkoną. O ką žmonės valgo per kalėdas? Pomidorus.